Šiandien laidoje Buvo 1400. paini detektyvinė istorija apie dingusius pinigus. 1400 eurų išgaravo tiesiai iš trobos pilnos žmonių. Kas ką matė, kas ką girdėjo. Aš pastebėjau, kad jis išeinant iš... Su rankinukais išėjo? Ne, aš pastebėjau, kaip jis įveina į vidų jau su rankinuku. Žingsnis po žingsnio pareigūnai artėja prie tiesos. Į skirtingas pusės skirtingos sumos iškeliavo. Žinok, yra du keliai. Mes iš karto tave arba užsidarom, tave išsivežam, arba tu atiduok pinigus, eisim, kalbėsim. Atkaklios dėrybos pirkioje prie stalo ir kiek eurų pavyks atgauti. 200. Vieni išėjo pasivaikščioti, kiti šunis pavedžioti. Deja, saugiai prasilenkti nepavyko. Atėjo ir griebė už rankovės. Gal būtų patraukęs rankai, nieko nebūtų griebęs. Šeimininkas tikina, kad keturkojus tikrai neagresyvus. Laimiai policininkas pasitaikė vikrus. Augintinių vedžiojimo taisyklės ir pasekmės jų nesilaikius. Du draugai jaukiai vakarojo, kuomet vienam paskambino varpai. Dužo šviestuvai, skraidė konteineriai, išsilakstė kaimynai, atbėgo pareigūnai, ištraukti tazeriai, surištos rankos, surištos kojos, nes gyvenimas susiklosto įvairiai. O kodėl tavo draugas toks piktas? Nežinau, gyvenimas blogai suklotas dar. Tai dėl to reikia dabar eiti lauką, daužyti automobilius ir priešintis policijai. Nieko neslepia, su viskuo sutinka, tik vairavimo fakto kategoriškai nepripažįsta. Dabar esat išgeras? Taip, aš nieko nejaučiu. Du klausimai. Du blaivumo patikrinimai. Vienas pasipriešinimas ir visas gynybos versijas niekais pavertę liudininkų parodymai. Ačiū Jums. Čiau. Viso. Linksma vakaronė restorane baigėsi žaibiškų išpolių, panaudojus ašarinės dujas. Dujų šitas tiktokeris. Čia. Atvykusius pareigūnus pasitiko nenutraukęs tiesioginės transliacijos. Su farais. Kur? Dujus, davė dujų. Viskas turi savo kainą. Žinomumas irgi. Patiktukų ir gausesnė sekėjų auditorijos medžioklė įsibėgėja. O dėl ko aš jau užsipuoliau jūs? Tai man tai atrodo tiesiog likai. Laikai. Gautas pranešimas, ką tik restorane asmuo nupurškė dujomis ir pabėgo. Reikalinga GMP, laukia restorane. Policijos pagalbos šaukėsi 3 restorano klientai. Juos ramiai vakarojančius nežinomas asmuo nupurškė pipirinėmis dujomis. Dujus, davė dujų. Pabėgo, čia toks iš tiktoko, jeigu žinot. Kaip atrodo, kaip apsirengęs? Labai aukštas, lygtis mėlynos strukės. Atvykusius pareigūnus pasitinka vaikinas su asmenukių lazda rankoje ir informuoja apie situaciją. Iš galo atėjo, kur... Abu nupurškė? Jo. O kur išėjo? Ateikite tada. Bėgo ten. Esmė tokia. Tiesioginės transliacijos metu 3 bičiulius užpuolė kita socialinio tinklo žvaigždė ir be jokios priežasties nupurškė dujomis. Jo. Kaip apsirengęs? Nežinia, koks buvo tokio elgesio tikslas. Neaišku ir kam skirtas. Visiems 3 ar kuriam vienam. Tačiau tiesioginė transliacija ne tik nenutrūko, bet ir pakilo į naują lygį. NT1760, jeigu yra ekipažas Pylimo gatve, tai jeigu paieško asmenį su mėlynu striukė labai aukštas. Iš Vilniaus gatvės link Pylimo gatvės. Toliau neaišku. Prie savęs turi turėti dujas, mėlynas striukė, aukštas. Nors policininkai atvyko žaibiškai, ieškomas asmuo greičiausiai suplanavo atsitraukimą. Apie įvykį informuojami kiti patrulių ekipažai. Nežinau, net kur ieškoti. Automobilis be pretenzijos. Bet kuri kryptis vienodai tinkama. Nei pėdsakų, nei liudininkų tolesnė paieška beprasmė. Juo labiau, kad pavyko užfiksuoti chuligano veidą. O tai gerai, jūs pažįstat jį? Važiuoja. Tai jisai žinomas žmogus. O ką reiškia? Viešas asmuo. Prašau. Va čia, žiūrėkit, sėdėjom. Aš filmavau viską, maros viskas nufilmuota yra. Gerai. Ir čia kameros turėtų būti. O dėl ko aš jau užsipuoliau jūs? Tai man tai atrodo tiesiog likai. Laikai. Pranešėjas tiksliai žino, kas juos užpuolė. Įvardina ir galima priežastį. Visas šou dėl patiktukų ar platesnio gerbėjų rato. Tai tiesiog sėdėjom, atbėgo, davė dujų. Ir jūs? Aš vienintelis negavau. Va, man.
Nežinau, kada rytoj bus. Nu taip. Plaut veidą, nereikia, blogiau bus. Ką daryti? Negaliu. Tai palauk, nereikia. Tai valykė su servetėlėm ir viskas. Eilinį kartą galima įsitikinti, kad tiesioginė transliacija pavojinga sveikatai ar net gyvybei. Yra atvejų, kai kėsinosi sekėjai, gerbėjai, dabar naujas lygis - nuožmios kūrėjų nuomonės formuotojų kovos. Tik ne su beisbolo, o su asmenukių lasdomis. Gerai, kas toks? Aš neįsivaizduoju, koks vardas pavardė Kristis iš TikToko, to aš jau nuotrauką parodau. Kaip atrodo. Parodyk tave TikToką. Va, žiūrėk. Jo TikTokas. Vaizdo įraše užfiksuotas visas incidentas. 3 berneliai smagiai vakaroja, kai prieina kepurę dėvintis asmuo ir iš didelio baliono paleidžia pipirinę dujų čiurkšlę tiesiai jiems į veidus. Dujų šitas tiktokeris, dujų tiktokeris. Neatsimenu, seniai. Flightai. Tiesioginė transliacija nenutrūksta. Toliau liejasi komentarai ir karšti įspūdžiai tiesiai iš įvykio vietos. Nedelsiant skambinama bendruoju pagalbos numeriu ir kviečiama pagalba. Sveiki, ką tik davė dujų 2 asmenim, man beveik pataikė ant live transliacijos. Žartvos. Tuo aš pala. Galit atnešti ledo kokio? Ledo atneškit. Galit ledo. Kol dviese bando atgauti kvapą, trečiasis viską komentuoja ir ieško galimybių padėti. Ne, jau pabėgo seniausiai. Bet čia žinomas asmo. Atsisės, seniai, atsisės. Negaliu man dujų davė. Kaip padėt asmenį? Tai greitai ir policija. Kristis. O koks mano? Nesvarbu, nu greičiau atvažiuokit. Jo, dėkui. Nežinau, kaip padėkim. Dujų davė. Kas čia davė, kas čia buvo? Kristis, žinai tą iš TikToko? Kas toks? Kristis. Nežinau, seniai, kas Toksai aukštas karočią, kur su gaičiais gyvena chatą. Tai nežinau, kaip padėt galim. Čia! Policija! Su farais! Eik tu na... Policija! Iš ties smalsu, kokią emociją atspindi toks balso tembro pokytis, pamačius farų laidos operatorių. Pabėgo, čia toks iš TikToko, jeigu žinot. Nauja informacija, asmuo apie 40, žinomas asmuo iš TikToko Kristis pasivadinęs. Matosi veidus jo per soctinklą. Informacija perduodama operatyviniai daliai. Ventas 17.0 ir paskubykit greitai. Laukiama atvykstant medikų. Po vaizdo įrašų komentarų lavina, o atsakomybės ribos už chuliganišką elgesį paaiškės tyrimo metu. Galit Per kokią laukia už tokį veiksmą? Fizinis suskausmų sukelimas. Kurgi tu, gali pamat veidą, aš Aš rašiau pareiškimą. Manęs nepalėtė, bet mane irgi polė. Pačias stalo sėdėjau, filmavau. Aš rašau pareiškimą. Pranešėjas kategoriškas. Dėl užpuolimo tikrai rašys pareiškimą. Ten 2 vyriški dujų gavę. Toks pitukas, seniai, seniai, aš paleisiu, ką tu dar streamą, seniai, aš išsiaiškinsiu, viską surasiu streamą. O pagaliau, 100 metų. Medikai, tai padėkit, paskambės. Gavo dujų, abės madų. Ligoninę važiuosit? Jūs neikit atbulom, ateikit arčiau. Jūs stovėtumėt. Einam į mašiną. Einam į mašiną. Atvykę medikai nukentėjusiuosius vedasi į greitosios automobilį apžiūrai. Būdavot palauksim, žiūrėsim draugą ir nerūkyt. Eisim į mašiną. Irgi man įlėksiu minti ar ką? Įlėkiu. Aš galiu su jais važiuoti? Gali? O žiūrėkit, dabar dėl pareiškimo aš neblaivas esu trupučiuką, tai man kaip rytoj parašyti? Gali išsiblaivus atvažiuoti į artimiausią policijos komisariatą ir parašyti pareiškimą. Tuo tarpu kiti restorano lankytojai ne tik nereiškia užuojautos, bet žada duoti dar daugiau. Nu, gavom gangsteriai. Kaip čia atėjo?
Tai duok. Kas toks ten? Gaujinis čia. Iš pilkų. Jūs į ligoninę važiuot norit? Ką? Jūs į ligoninę važiuot norit? Dar vieną žingsnį dėk. Nežinau, praplauta kiek biškai. Tai va, draugui mes paaiškinom. Mes čia vietoj neplaunam. Vieną dieną gyveni. Priėmimo skyriui. Abu vaikinai persigalvojo ir atsisakė važiuoti į gydymo įstaigą. Viso gero. Policijos ir medikų darbas čia baigtas. Gerai, gero vakaro, dėkui. Gero vakaro. Įsiblaivę nukentėjusieji galės parašyti pareiškimus policijai. Tada ir bus pradėtas tyrimas. Viskas turi savo kainą. Žinomumas irgi. Patiktukų ir gausesnės sekėjų auditorijos medžioklė įsibėgėja. Iš rankinuko, kuris buvo namuose, dingo 1400 eurų. Pranešėjas sūnus matė, kaip kaimynas nešė pranešėjos rankinuką iš lauko į namus. Kaip jis pasiėmė tą rankinuką, pranešėjas nežino. Kaimynas gyvena tame pačiame name, kitame namo gale. Policijos pagalbos prireikė moteriai, iš kurios rankinuko dingo nemenka sumelė pinigų. Beveik 1500. Aplinkybės labai miglotos, įtarimai krinta ant greta gyvenančio kaimyno. Čia pas jum, ne? Labą vakarą. Dabar žiūrėkit, gal pradėkime iš pradžių. Kaip ten vyko ir trumpai tada. Šitą pati rankinė, taip? Ir parodė. Jinai, palaukit, dabar jinai buvo šiandien kur padėta? Va taip ir stovėjo, jinai visą laiką stovėjo toj vietoj. Jinai padėta ant fotelio buvo. Taip. Jūsų namuose, taip? Taip, kaip aš. Toj tašiai buvo jūsų ir pinigai, taip? Pranešėja nurodo, kad rankinė buvo padėta ne kažkur prieangyje, o kambaryje ant fotelio. Užrašinės aplankų kišenėse buvo sudėta visa suma 50 eurų kupiūromis. Taip. Taip. Čia 50 ir čia kiti pinigai. Pinigai esą galėjo dingti prieš kelias dienas, tačiau vagystės faktą pastebėjo šiandien. O kada jūs paskutinį kartą buvot matę tos pinigus? Šeštadienį. Tik šeštadienį. Tik šeštadienį. Tai nuo šeštadienio iki, o šiandien turim jau žinokit antradienį, taip? Taip, tik aš nepastebėjau, kad blemba Kad atsekta. nėra tų kad per atsekta būtų, ne? Rankinukas atsekta. Tai dabar žiūrėkit. Tai dabar jūs įtarėt, kad šiandien kažkas galėjo paimti. Šiandien. Ne šiandien, aš neįtariau, aš tik grinai šeštadienį įtariau. Šeštadienį. Čia kad vyko viskas šeštadienį, taip? Nes nieks svetimų nebuvo. Tai šiandien niekas, kaip sako, nebuvo atėję pas jūs, ne? Niekas. O grinai šeštadienį jisai lakstė. O tas kaimynas ateina pas jūs? Jūs bendraujat, taip? O tu... Šeimininkė prisimena, kad prieš kelias dienas svečiuose lankėsi kaimynas. Daugiau niekas nebuvo užsukęs. Kiek amžius yra kaimyno dabar? Kiek 22 gal? Jaunas? Jaunas. Aha. Užsirakinis ir duris net neįsileido dieną. Draugiškai, jam buvo, būk žmogus. Na, jis yra namuose? Yra, iš vidų. Vienas jis kaimynas gyvena? Vienas. Vienas pasakė. Moteris gyvena su 2 sūnumis, tačiau šie dievagojasi, mamos pinigų nelietė ir taip pat kaip įtariamąjį nurodo kaimyną. Bet čia viskas vyko šeštadienį, taip? Šeštadienį. Mat. Biški laiko praėjo. Jau čia šiandien 3 dienos, man. Tik tiek, kad aš jau ryte pastebėjau. Dabar žiūrėkit, nuo šeštadienio tas kaimynas yra buvęs pas jūs atėjęs. O, ne, nebetėjo. Nuo šeštadienio jis nesirodė. Ne. O dabar su jumis bendrauja jis, ne? Man parašė, sako, ateis kepurės pasim, laužtų, jis taip ir nebetėjo. Sekmadienį nebetėjo kepurės. Jei pinigai buvo pavogti prieš 3 dienas, kažin ar ką be pavyks atgauti. Bet va tą momentą, kada aš jau užgaužiu, sakau, bet jis toks dar laimingas, toks, kaip su toks baime kažkoks, su ką čia dar sugadė pas mamą, taip pat tą rankinus pasimė. Sako, tipo, iš mašinos. Iš mašinos, sako, paėmiau. Sako, Ta tipo, mašina nepavau. O jūs pastebėjot, kad rankinuką jis buvo paėmęs? Jo, toks dar išeina, aš dar toks, niekada man... Ne, žiūrėkit, tai rankinukas buvo tenai. Jo, Taip? Taip, buvo... Kambarį ant sofos, taip? Nežinau. Tai kaip tada jūs pastebėjot pas jį rankinuką? Aš pastebėjau, kad jis išeinant iš... Su rankinuku jis išėjo? Ne, aš pastebėjau, kaip jis įveina į vidų jau su rankinuku. Iš lauko? Tai rankinukas mašinai buvo? Nebuvo. Visat namuose. Ant sofos? Mašina užrakinta, Tai mašina ta ne prie ko, čia mašina ne prie ko, taip. Bet sakau, nuspaliau tą, Jinai grįžo, paliko rankinuką ant sofos. Ta mašina net nevažiuoja, nes yra už langų trūksta. Tai jūs manot, kai jisai tada, kai jis buvo atėjęs, jis galėjo pasimti rankinuką, išeit ir paskui grįžo su rankinuką parnešė, taip? Nešau savinėlis. Aha.
Nepastebėjot, kada jisai buvo, ar jis išeidamas turėjo rankinuką ar ne? Jūs Aš nepastebėjot? nepastebėjau, aš spėjau tada, kad įsivėjau į vidų su rankinuku. Tik pamatėt, kada grįžo, Jo, taip? tai tada daugiau nieko nemačiau. Kad mačiau, kad įvėjau su rankinuku, daugiau viskas. Sūnus pastebėjo kaimyną vaikštinėjant su mamos rankinuku rankoje. Pasiteiravus, kodėl nešiojo rankinę, šis paaiškinęs, kad rado ją kieme pastatytoje mašinoje ir parnešė, kad niekas nenukniauktų. Kodėl tu Ne, nešioji? gal sakau, dėl ko tu įsako paimsis. Tai kad tipo, mama sako, kad tipo, aš jo nepavokšiu, tipo atnešu iš mašinos. Tai kad nebuvo jokių mašinų. Nu, jis tai paaiškino, Jo. tau paaiškino, kad rankinukas nedingtų, jisai atnešė Dar toks laimingas paaiškino, sakau, gal buvo man padės mašiną, sakau. į tą rankinuką, kuris padėjo. Aš Atgal, kiek numačiau, kad tiesiog fotelio padirbu daugiau. vėl atgal ten, Jo, ne? tiesiog nudivys. Ten jisai ir buvo tada, taip? Taip, jūs dabar kaip Ir dar buvo. pasiklausiu, ar O tikrai... jūs nematėt? Не, что, там и первого сидел. Сидел. Po to pokalbio, Tai šeštadienį net nedalyvavot, nieko nematėt. Tai ten tik pinigai dingo, ne? Jo, tik pinigai. Tai sagando, kada tadėjau paskutinę pinigai banko kortelį 100 eurų, 130 eurų. Visi pinigai buvo po 50. Taip, visi, o tą 1500. Pareigūnai lydimi į greta gyvenančio jaunuolio namus. Žiūrėk, pas jį yra šviesa ar ne? Čia nesimatė, ne? Kažkas kaip ir šviečia, ne? Šviečia. Ne, supratau. Ai, brolė. Na, tamsu pas jį šis. Šitie? Bet čia jo, bet čia sakau, eis pakavirti, kažkas užšaukė ir niekas to neatidarė. Dirbti ir nejau. Tai šiandien net nėra jo. Čia turėtų būti. Anot kaimynų, jis tikrai yra namuose, tačiau nei šviesa dega, nei menkiausio triukšmelio girdėti. Čia turbūt iš tos serijos, kad sėkme reikia džiaugtis tyliai. Čia jo kambarys, ne? Jo, čia virtuvė. O tenai negyvenam? Tai ne. O kiek jau langų yra? Tai nu čia iki mano pusės. Visą pusę tą? Laurinai, pabandyk čia padaužyti, gerai? Ką? Žiūrim, tep. Bandoma prisibelsti į kaimyno langus, duris ir ausis, kol kas be rezultatų. Ar jis su kokia nors kaimynu sueina? Turi telefoną jo? Ne, bet galiu pabandyti. Pabandyk. Pirmą skambutį atmetė, tada telefoną išjungė. Atmetė? Jo, atmetė. Nekelio ragelį. Užsikabinys. Čia iš vidaus yra? Atidaryk duris, policija. Galiausiai pavyksta prisibelsti, sujuda užuolaidos, tačiau durų jaunuolis neskuba atidaryti. Atidaryk. Ateis. O, telefonu. O, gerai. Tai nepabėgs per langą. Gali, žinok. Pasižiūrėk, ką pusė. Laurinai, ateik, jau čia atidaro. Atidarė, sakė. Tai? Gerai. Ką tokie? Šunį. Šunį uždarai? Žiūrėk, užeisim pas tave, biškiu. Pilietis teigia, nei nenutuokiantis, dėl ko sulaukė vėlyvų svečių, o išgirdęs apie dingusius pinigus tikina neėmęs nei cento. Žinai, ką jame reikalas? Ne. Kaip nežinai? Šeštadienį buvai pas kaimyną. Buvom. Buvai, rankinuką tai buvai paėmsi. Iš to rankinuką žinai, kas denga. Nieko, aš Kiek pinigų yra? Net neėmiau aš jų. Pasakyk, kiek pinigų paėmė. Neėmiau ni centą. Žinok, yra du keliai. Mes iš karto tave arba užsidarom, tave išsivežam, arba tu atiduok pinigus, eisim, kalbėsim draugiškai, tau nebus bylos baudžiamos, supranti? Tai pasakyk, kiek ten liko. Bandysiu. Tai davai, kiek turi pinigų liko? Kiek? Gal apie 300 300 liko? Kiek ten buvo, kiek paėmė? tūkstantis. 1400 ten turėjo būti. Nebuvo tiek. Tik 1000. Priremtas prie sienos vaikinas visgi prisipažįsta apsivogęs, tačiau nurodo paėmęs 1000, o ne 1400 eurų. Sakė, 1400. Kur pinigai dabar tie yra likusi? Tai šitoj padašiai. Dabar reikia, Prie savęs ten turit tos pinigus? Kur tie pinigai yra? Dabar tai neturiu prie savęs. Tai kur jie yra? Tu kur padėjai, išnešė tos pinigus? Kur ta mama yra? Šito netoli gyvenu. Tai kam pakavoji tos pinigus, ne? Važiuok, važiuosim, reiks važiuoti vis tiek pas mamą. Mes kitaip neišvažiuosim, žinau. Kur išleidai kitus? Nusipirku. Ką? Ką pirkai? Pasakyk paprastai. Normaliai. Jeigu Tiesiog draugė įsiunčiu pinigus. Draugė įsiunti? Kiek tai draugė pinigų įsiunti? 5.
500? Taip. O kur draugė randasi? Ukmergėj. O dėl ko jai reikia taip tų pinigų draugiai? Nedirba niekur draugė, ne? Sunku jai tai pragyventi. Kaip tu išsiunti tos pinigus? Per terminalą. Į terminalą, čia parduotuviai? Taip. 500, to 300. 500. Per kelias dienas kaimynės pinigai anot jaunuolio nuėjo netrumpą kelią. Dalis iškeliavo pas mylimąją į kitą miestą, dalis saugiai sugulė mamos namuose. Dar keli šimtukai buvo žaibiškai išleisti įvairiems pirkiniams. Gerai, žinai, ką dabar žiūrėk. Apsirengė, važiuojam iki mamos, paimsim tuos pinigus, taip. Kiek yra likutis likęs, taip. Ir tada matysim, ką toliau darysim. Gerai? Gali apsimaut batus? Sutapkime, važiuosiu. Sutapkime negerai, žinok, nes reikia apsimaut batus normaliai. Mama tavo turi pinigų grąžinti, paskolį tau. Tu gali pasiskolinti iš ko nors pinigų, kad jeigu su kaimynu susitarsi. Kaip? Visos sumos ne. Visos sumos ne? Ne. Bet ten yra, žinok, 1400 buvo. Kodėl tu sakai 1000? Nes tik buvo taip. Oi. Tai prie savęs jūs pinigų nebeturi. Ne. Pinigų nebėra. Matysim, kiek dabar tų pinigų jisai surinks. Žiūrėsim, ką šnekės pareiškėja. Dingusių eurų paieška prasideda nuo netoliese gyvenančios mamos, kur vyriškis kaip į banką nunešė ir padėjo kaimynės pinigus. Telefono jo. Žiūrėk, dabar telefono paskambėsim mamai. Gali paskambėti? Sėsk čia, sėsk. Paskambėk mamai, kad išeitų, jie gali išeiti lauką. Nu, pažiūrėsim, kiek yra, kiek pasė pinigų liko dar žmonės. Jeigu nemelo išeina. Nu, karoči, gali išeiti trumpam į lauką. Nežiaus dyka. Ne, karoči, mane atveš. Nu, karoči, pamatysi. Gerai, duok dabar telefoną mums, gerai? Prieš pat kelionę pranešama apie neplanuotą vizitą ir telefonas laikinai paimamas. Atvykusius policininkus pasitinka pati šeimininkė. Labą vakarą. Dabar sūnus jums davė kažkiek pinigų? O kas yra? Nes atsakyk, dabar šeštadienį. Nuo šeštadienio ar jums, jūsų sūnus yra davęs kažkiek tai pinigų ir kiek? Nu, o kas yra jo? Moteris neatsako į paprastą klausimą, bet prašo paaiškinti reikalo esmę. Kas yra, jūs Dabar žiūrėkit, kiek jums davė pinigų? O kas yra, jūs sakykit, pasakykite. Aš jums dabar pasakysiu. Davė, nu kas yra? Jisai tos pinigus yra pavogęs. Kieno? Kieno, kaiminkos. Ten daug pinigų buvo. Už tai mes klausiam jūsų, kiek jums davė pinigų? Jisai pasakykit dabar. Kiek padavė pinigų? Aš neskaičiavau, kas... Kaip neskaičiavot? Nu, duoda jums sūnus pinigų, jūs neskaičiuojat. Tai va. Aišku, supratau, taigi mes atiduosime iš karsan vyrą, ką žinau. Atiduoti. Mums reikalykis, aišku, čia padaryta nusikalstama veika. Ar jūs suprantate tą dalyką? Nu. Tad reiškia, kad... Nu, bet jisai sakė, kad jam iš darbovietės uždirbo. Iš darbovietės. O kiek jums pinigų davė jisai? Ir kada davė? Šeštadienį davė jisai? Kada tos pinigus davė? Sekmadienį, man. Prašau? Sekmadienį? Sekmadienį davė? Taip. Aha. Kiek tų pinigų buvo? Ar daug buvo pinigų? Tai yra svarbu žinokit. Ką žinot, ko aš neskaičiavau. Jums kiek to pat pinigų padavė, jūs neprisimenat? Aš žinokit neskaičiuoju, man davė padavė. Kokiom kupiūrom padavė, žinot? Po 50. Po 50 padavė, taip? Nesakė, kad jisai gavo iš darbo, gavo iš Jisai sakė, kad iš darbovietės. Kad gavo iš darbovietės? Taip. Aha. Dabar tas pinigus turi dar? Nu, dar yra jo. Pilietė patvirtina, kad sūnus davė ploštelį 50, o kiek tiksliai ji ir neskaičiavusi. Vaikinas esą pasakęs, jog pinigus užsidirbo. 900, man atrodo, tai atrodo. 900 jums davė? Yra ir jisai šiandien aš jam daviau 150, kaip pas daktarus. Galiausiai atmintis grįžta. Sūnus neva padavęs 900 eurų pasaugoti, tačiau 150 šiandien pasiėmė. Dabar, suprantat, dabar žiūrėkit. Turiu tik tai. Suprantat, žiūrėkit, esmė tame, kad jeigu jūs šiandieną, mes galim tarpininkauti, jūs bendrausit su
nukentėjusią, gražinti dalį pinigų, tai gal jie ir nerašys to pareiškimo, suprantat, tai nebus bylos. Tai tada, žinokit, suprantat. Tai kaip dabar va, jūs grįžtat pas ją? Jo, mes grįžtam. Jūs gerai, tai va, pasimkit pinigus ir gerai. Tvarko. Tai ką pavyko išsiaiškinti su mama įtariamojo? Pabendravus, mama nurodo, kad taip, sūnus davė pinigus, tai buvo po dienos, kada pinigai dingo, tai yra sekmadienį. Tai iš pat pradžių nenorėjo atskleisti, bet vėliau pabendravus pasakė, kad matomai apie 900 eurų. Tai dar kažkaip tai dar trūksta kažkur apie 500, kaip ir sako, kad savo draugiai galimai pervedė. Tai kaip ir gaunasi tada 1400? Jo, tada kaip ir viskas tvarkoje gaunasi. Nu, žiūrėsim, dabar važiuojam pas nukentėjusią, bandysim aiškintis toliau. Tai jeigu sutarsim, tai tada gal jie ir dovanos kaimynai vienas kitam. Tai paaiškėsim. Tai. Grįžtama pas pinigus praradusius asmenis. Pirmiausiai pareigūnas paaiškino, kur buvo ir ką pavyko išsiaiškinti. Jis prisipažino, kad paėmė. Dalį pinigų grąžino, nunešė mamai davė, tai dabar ateina mama. Mama kažkiek tai pinigų jums gražins. Jūs... Pareiškimą rašau, ne su juo nežaisiu, nepasitikiu. Ne, nu tai... Prie mūsų tiesiog. Prie mūsų. Likusius pinigus. Jums gražins, kiek ten tų pinigų, kad mažiau. Kad būtų visą. Jo, o jis pagal mūsų duomenis, tai jisai jau 500 nusintė savo draugę. Pakviečiama vagyste įtariamo jaunuolio mama. Dvi moterys bandys rasti išeitį iš sudėtingos situacijos. Kiek pinigų čia yra? Pamažu dėliojasi tikslesnė matematika. Vaikinas motinai buvo davęs 700 eurų. Šiandien 150 pasiėmė. Ant stalo nugula 550 eurų. Trūksta dar 850 eurų. 550. 850 dar trūksta. Jo. Nu, gerai viskas, sutarsimės, kad atgražinsim. Tai aš pasižiūrėsiu. Pareigūnas dar kartą patikslina, ar sulaikytasis neturi prie savęs daugiau pinigų. Kiek pinigų dar turi namuose? Mama tau davė 150, taip? Taip, 100 yra mano. Yra namus? 100, ane? Išleidai. Šis atsako, kad geriausiu atveju likęs 100 eurų. Žinau, kol netiduosi 1400, tol mes privalėsim pradėti iki teisminį tyrimą. Kaip aš dabar atiduosiu? Nu, tai reikia galvoti dabar štai. Tu turi ar prižadėsi, ar kaip, aš nežinau, tai tarsim, jeigu sutiks kaimynė. Matai, kad tavo santykiai nelabai kokie su ta kaiminka, už tai ir yra, taip supranti dabar, kad sprendžiam klausimą, tai žinokit, viskas priklauso nuo jūsų. Jeigu jūs sutarėt su... Jūs... Vaiką į kalėjimą tai gerai gali įkišti. Nu, bet pamoką, kam tą ir motiną skriausti. Ir čia mes gi nuvalyti. Atsiprašau, susikeikiu. Piks jam pačiai. Nukentėjusioji atlyžta, pabrėžia, kad nenori vaikinui griauti gyvenimo ir sutinka pasirašyti skolos raštelį. Jog likusi suma bus grąžinta per tam tikrą laiką. Galit pasirašyti tarpusavį paprastą, kaip ir skolos, kad skolinga esu, kad grąžinsiu. Aš kartą su ją susitarė. Nu, tai žiūrėkit, aš su jum pradėjau bendrauti, jūs sakėt, aš su ją nebendrausiu ir visą kitą. Žinot kaip? Čia va dėl to, kad mano snučia gyvena. Ir va dėl to pusės tos va susipykom, ne dėl ko aš nieko jai blogai nepadariau. Ne, aš suprantu, tai va, matot, kitą kartą geras žodis, normali kalba, galim viską sutarti, suprasti. Tai... Jo. Neparašysi man rankas dreba, aš be akinių nieko neparašysiu tu. Akinių neturiu, be akinių aš tiek to, duosi šiuo akimis, reikia, duosi, prašau. Ne. Netikėtai iškyla nauja kliūtis. Kas turi pasirašyti skolos raštelį? Parašysit tam. Tai tegu kaltininkas ateina, tai rašo. Ne, žiūrėkit. Kad jis gailinas, kad prižada prie visų mūsų, kad jisai pinigus grąžina. Taip, tai netikai. Va taip reikia, kad jisai sąžiningai prižinėtų. Vienbalsiai nusprendžiama, kad atsakomybę prisiims viso įvykio kaltininkas. Tau yra toks paprastas dalykas, ane? Kadangi tu prisipažįsti, kad tai padarė, kaiminka gali ir nerašyto pareiškimo. Bet dabar tu atneši, kiek dar turi pinigų grąžinam, taip, ir parašai skolos raštelę, kad iki tam tikro laiko, spręsim kartu, kada tu grąžinsi likusią dalį pinigų.
Gerai sutinki? Kažkiek dar mama tau padės, sakė. Nu, dar mama gal padės. Jaunuolis nedvėjodamas priima policininko pasiūlymą pasirašyti skolos raštelį. Negana to, dar paima 150 eurų laikytų namuose. Kiek čia? 150, ne? Gerai. Taigi, gražinti 700 eurų. Lygiai tiek pat liko skolingas. 5, 6, 7. 700. Taip? Trūksta jums kiek pinigų? 7. 7 ir dar 7 trūksta. Nu taip, 1400. Pusę pinigų dar trūksta. Vaikinas neskubėdamas parašo ir pasirašo skolos raštelį. Bet kada galit kreiptis, visada galit parašyti pareiškimą dėl vagystės. Kitaip nebus. O pareigūnas paaiškina, kad netesybų atveju nukentėjusieji visada gali parašyti pareiškimą policijai dėl vagystės. Pasižadu gražinti, anosi neatsimink, gražinti 700 eurų. Katino žvilgsnis švelniai pasakius kupinas abejonės. Ir netrukus paaiškėjo kodėl. Skliaustėlis ir 700. Gerai? Gali draugė parašyti, girdi. Taigi aš atiduosiu tuos pinigus. Nu, bet tai dabar tu gali dalį dar pinigų gražinti, vis mažiau bus, supranti? Mums svarbu, kad atsimink, tau, žinok, kuo svarbiau mažesni pinigai, to gal tavęs. Miestą išleido tas pinigus. Ką? Miestą išleido. Kas išleido? Vakar būdamas mieste. Tu išleidai? Tai draugė negali. Matai? Tai meluot irgi. Jaunuolis paneigia pradinę savo paties versiją, kad 500 eurų siuntė širdies draugiai kaip dovaną. Nei siuntė nei ką. 700 eurų vaikinas per kelias dienas tiesiog išleido pramogaudamas mieste. Pinigai ir sniegas turi kai ką bendro. Kad ir kiek daug atrodo iš ryto, vakare ištirpo, nei pėdsako neliko. Tai superinis melagis. Kada pinigus, kada tu gausi tą atlyginimą? Žinok, jūs... Nes aš kai pradėsiu dar kalbės kalbėti. Žiūrėkit, jums dabar lieka taip. Jūs dabar Palauksiu. mėnuo laiko. Taip. Žiūrėkit, kada tu atlyginimą gaunat? Iš... Vaikai būna, gauna, galvoja. Nu nesvarbu, tai vis tiek tu 6 mėnesį gausi kažkiek, taip? Nes tu turi 700. Gal mama sakė padės, šiek tiek. Nu va, tai jeigu kas, atsimink vieną dalyką. Nebus pinigų va tai dienai, tai jum, jinai bet kada gali parašys pareiškimą ir tau baudžiama byla vis tiek. Nu ką? Gerai. Viso gero. Profesionalus ir žmogui jautrus pareigūnų darbas. Jaunuolį galbūt apsaugojo nuo teistumo, o nukentėjusioji greitai atgavo bent pusę pinigų. Reikia tikėtis, kad ir vienai ir kitai pusiai tai bus gera pamoka. Vaikinui, jog visi poelgiai turi pasekmes, o kaimyniai, kad nesaugomi pinigai, išeina iš namų. Buvo lankėsi kaimynas ir kaimynas tos pinigus paėmė ir po to suradus tą kaimyną, dalį pinigų gražino, o dalį pažadėjo gražinti vėliau. Tai kaimynė pranešėja, kaip ir pareiškimo nerašo, tai davė mėnesį laiką kaimynui atsilyginti likusią dalį. Tai šiandien tiek. Gerai, kad taip baigėsi. Netrukus laidoje. Vieni išėjo pasivaikščioti, kiti šunis pavedžioti. Deja, saugiai prasilenkti nepavyko. Atėjo ir griebė už rankovės. Gal būtų patraukęs ranką, nieko nebūtų griebęs. Šeimininkas tikina, kad keturkojus tikrai neagresyvus. Laimiai policininkas pasitaikė vikrus. Augintinių vedžiojimo taisyklės ir pasekmės jų nesilaikius. Nieko neslepia, su viskuo sutinka, tik vairavimo fakto kategoriškai nepripažįsta. Dabar esat išgeras? Taip, aš neprijaučiu. 2 klausimai. 2 blaivumo patikrinimai. 1 pasipriešinimas ir visas gynybos versijas niekais pavertę liudininkų parodymai. Ačiū Jums. Ciao. Viso. Pareigūnų ekipažas gauna pranešimą, kad žmonės matė įtartinai važiuojantį automobilį, už kurio vairo sėdi galimai neblaivus vairuotojas.
Policininkus pasitikę liudininkai nurodo, kur link nusuko įtarimus sukėlęs automobilis. Sveiki. Sveiki, sakė, prie tvoros tik pamatė ir nusuko į dešinę. Prie tvoros vaikšto. Prie tvoros į dešinę. Vaikštusi? Jo. O jūs jeigu ką vėliau galėtumėt paliudyti, kad jis vairavo automobilį? Tai jo. Tvarkoj. Aš jeigu ką turiu ir kamerą mašiną, jeigu reikėtų. Gerai, liuks, ačiū. Važiuojam paieškoti. Čia prie tos tvoros? Informacija pasitvirtina. Gatvelės gale pastebimas judėti pradėjęs Volkswagen, kuris įjungus sirenas nedelsiant sustoja. Labą dieną. Kur važiuojam? Tai kad ką tik važiavot, dėl to ir pastabdėm. Gavom pranešimą, kad vairuoja dar keletą įtarimų žmonėm. Gerai, blaivumą pasitikrinsim. Už automobilio vairo sėdintis pilietis klusniai vykdo teisėtus pareigūno reikalavimus. Ir į alkotesterį pučia ir prisipažįsta gėręs. Vartojat alkoholį? Prieš kiek laiko vartojat paskutinį kartą? Dabar esat išgėręs? Taip, aš niekur nevažiavau. Važiavot. Išlipkite iš automobilio, prieisit prie automobilio, nusistatysim jūsų neblaivumą. Aš niekur nevažiavau. Už vairo tik šiaip atsisėdo pailsėti, tačiau gink dieve nevairavęs. Kur keliaujat? Niekur. Nu, kai stabdėm jumis, tai buvo automobilis užvestas į priekį ir dėjot. Nebuvau. Buvo, nufilmavom, žinokit. Davai, pažiūrėjau. Gerai, pasimkit dokumentą, prieikit prie automobilio. Nebebuvo stabdžių spaus. Gerai, prieikit prie automobilio. Gerai. Prieš kiek laiko maždaug, neatsimenat? Aš nevairavau. Prieš kiek laiko vartojot alkoholį, klausiu. Oi, prieš 2 valandas. Prieš 2 valandas. Ką vartojot? Kiek vartojot? 2 klausimai. Gerai, kiek vartojot? Daug. Daug? Daug. Gerai, puskaitai. Puskaitą sustojimo. Du 6-0. Per pirmą blaivumo patikrinimą vyriškiui nustatomas sunkus girtumo laipsnis. Pasėdėk po 15 minučių kartosim neblaivumo nustatymą. Iš kur važiavot ir kur važiavot? Oi, ne jūsų reikalas. Nu, Aš niekur nevažiavau. niekur nevažiavot? Ne, aš sėdėjau mašiną. Nu, mes kai jūs stabdėm, jūs rėdėjot į priekį, važiavot jau. Ir Tik tai... Ir yra žmonės... Žiūrėjau sraut. Taip, ir yra žmonės, kurie paliudys faktą, kad jūs važiavot. Tai sakykit... Tegul liūdė tie žmonės, tegul liūdė. Iš kur važiavot, kur važiavot? Niekur nevažiavau. Niekur nevažiavot. Esate dabar sulaikytas, nes vairavot neblaivus. Aš nevažiavau. Pirmų putimų 260. Aš nevažiavau. O tai kas vairavo tada? Daugiau nieko nėra automobilio. Automobilio... Privažiuoti mašiną save. Automobilio darbinė temperatūra dar viso 90. Tai šilta? Taip, tai reiškia, kad jūs nesenai kažkur važiavot. Tai sakykit, iš kur važiuojat? Niekur nevažiavau. Niekur nevažiuojat. Aš šildžiau mašiną. Su faktu, kad jūs vairavot automobilį, nesutinkat? Ne. Pilietis neatskleidžia maršruto ir laikosi savo versijos. Tiesiog sėdėjo automobilyje ir užvedęs variklį šildėsi, jog nesušaltų. Kol ateis metas pakartotiniam blaivumo patikrinimui, pareigūnai apžiūri sulaikytojo automobilį. Oho. Dar reikia raktus pasimti, nusifotkint variklio temperatūrą. Duok raktus. Draudžiamų daiktų lyg ir nėra. Užfiksuojama variklio temperatūra. Tai buvo gautas iš žmonių pranešimas, kad po kelią manevruoja automobilis, kuris kelia pavojų eismo saugumui. Atvykus į minėtą miestelį, kur automobilis buvo sustojęs, pabendravom su pranešėjais, šie paaiškino, kad automobilis įvažiavo į gatvę, kur yra akligatvis, nėra kur nuvažiuoti toliau. Mum įsukus į minėtą gatvę, kurią nurodė asmenys, buvo pastebėtas šis automobilis, kurį vairavo stipriai neblaivus asmuo. Jis buvo pradėjęs važiuoti į priekį, mum jį stabdant. Ir su tiek promilių, manau, kad laimės reikalas, kad žmogus nesugalvojo važiuoti tiesiai, nes ten stovi automobilis. Galėjo apgadinti kitų žmonių turtą, sukelti eismo įvykį.
Manau, kad pačiu laiku mes įsukom čia ir sustabdėm dar jį. Galėjo pasibaigti viskas blogiau šiek tiek. Pasitikrinsim antrą kartą jūsų neblaivumo, kaip sakiau, gal nukrito promilės. Dar. Gerai. O kur vartojot alkoholį, kokiam mieste? Sakėt, prieš 2 valandas vartojot. Mašiną vartojau. Mašiną? Taip. Čia šitoje vietoje? Taip. Suprat? Tas pats neblaivumas, 260. Antro blaivumo patikrinimo metu nustatytas tas pats sunkus girtumo laipsnis. Piliečiui gresia baudžiamoji atsakomybė. Žalią kortelę automobilio turit jūs? Jo. Kur jinai yra? Gal automobilį aš... Automobilį, o su savim nepasiėmėt? To žalėjim kortelę. Mums reikia išpildyti dokumentus. Ko jums reikia, tai yra europinė kortelė. Tai gerai, aš jūs prašau pateikti dokumentą. Vairuotojas įtiki, kad jo versija nepaneigiama, todėl pats pradeda įsidirbinėti ir tuo apkaltina pareigūnus. Pasipila keiksmai ir priekaištai. Parodyk. Po vieną dokumentą. Gerai, duokit po vieną, po 2. Gerai, duokit man Passato žalią kortelę. Nebesi nu, jau gaunasi. Gerai, cenzūrą pasilaikykit savo gerai. Aš su jumis gražiai bendrauju. Taip, tai tada ir jūsų prašau taip pat bendraut gerai. Čia aš noriu mėgau. Tai reikėjo miegoti, o ne vairuoti. O nieks nevairavo? Kaip nevairavo? Kur jūs matėte? Automobilis pats čia atvažiavo turbūt, ne? Nu, aš čia miegojau. Aš čia snaudžiu. Gerai. Šitus gražinu. Norėjau sakyti, kad mus irgi pridės ant lietuvos. Snaudėt. Kiek laiko snaudėt? Čia ne jūsų reikalas. Nedraug. Nu, nelabai. Tai vat, išleidžiu tave, gali daiktus susirinkt, susirast, kas tave paims. Ir viskas, galėsi keliauti. Kas man paims? Toks protingas savo veidas. Aš mašiną galėsiu naudoti? Ne, mašina nutransportuota bus. Pilietis raginamas susirinkti asmeninius daiktus, nes Volkswagen Passat bus nutemptas į saugojimo aikštelę, o jis pats netrukus galės keliauti namo. Nu ką tu darai? Deja, vyriškis nusprendžia kitaip. Vieną akimirką bando čia pat nusišlapinti. Nedaryk mes. Gerai, viskas, nieko nedarau. Apsiraminsi? Jo. Ar važiuosi į komisariatą? Viskas ramu. Tai gerai, susirink. Kita atsisako vykdyti teisėtus reikalavimus, įžeidžia pareigūną ir pasipriešina sulaikomas. Šaukimo atvykti apklausą ir galėsi keliauti savo keliais. Jo, prieik prie automobilių. Ant šaukimo. Ne, rašysiu. Ateik, mes tau įteiksim. Nu, žiūrėk, nusiramink, kaip tu šneki. Kas yra, nestangrink rankų, o tu įvažiuosi į komisariatą, ar supratai? Eik, tu skardukti. Pažiūrės, kad paskartik, mane paim. Duok ranką, nestangrink rankų. Duok kitą ranką. Už įžeidinėjimus važiuosi į policijos komisariatą. Policininkas tiksliai įvardina, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Nereikės susiieškoti, kas paims tave. Reversi Samsoną. Kojas pritrauk prie savęs. Pritrauk. Gerai. Stokis. Rankę veržia. Atlaisvinsim. Pilietis sodinamas į kolegų tarnybinį automobilį ir keliauja į komisariatą. Tuo tarpu pareigūnai apklausė liudininkus. Tai jisai vingiavo po kelią, taip? Jo. Kėlė avarinės situacijas? Jo, 3 buvo. 4 dar turi tą ištisinę. Tai ten galima ir vėl tas. Jaunuoliai paaiškina, kad iš pradžių pastebėjo po kelią pavojingai manevruojantį automobilį, todėl nusprendė jį sekti. Tai sekėte automobilį taip ir jisai da kur nuvažiavo? Po to, tai po katiniu, tai vačiai suko. Bet tai važiavo į Betėgalą, taip? Į Betėgalą suko. Vaizdo registratoriaus įraše matyti, kaip Volkswagen blaškosi po kelią ir akivaizdžiai kelia grėsmę eismo saugumui. Bet čia nenormalu. Jo, čia.
Štai priešais atvažiuoja automobilis, o mašina kaip tik tuo metu išvažiuoja į kitą juostą ir per plauką neįvyksta susidūrimas. Sveiki, norėčiau pranešti apie vieną mašiną, jinai baisiai mėtus po kelią. Jaunuoliai toliau seka automobilį ir drauge praneša apie situaciją bendruoju pagalbos telefonu. Volkswagen sustoja ir sutapk taip, kad tiesiai po informacinių ženklų apie policijos komisariatą. Gal vairuotojas kažką įtarė ir nusprendė atsikratyti palydos? Važiuoja policija, po kairį už 500 metų. Ai, visi sustosiu iš ten. Kažkoks man įsitikinęs. Netrukus automobilis pajuda, jaunuoliai iš paskos bei informuoja pareigūnus apie mašinos lokaciją. Vaikinai stebisi, kodėl Volkswagen vis bando apžergti skiriamąją juostą. Kaip gerai, jog nežino, kad taip lengviau susikoncentruoti ir važiuoti tiesiai. Būna, jog matyti dvi juostos, tada tenka ir vieną akį užmerkti. Kaip pastebėjome, kad keliu Lapių seniūnijoje medžiotojų gatve link Patėgalos važiuoja pilkos spalvos automobilis, kuris vingiavo po kelią, sukėlė avarinės situacijas, važiavo per ištisines linijas. Todėl supratome, jog vairuotojai kažkas negerai arba yra galimai neblaivus. Automobilis sustojo stotelėje, todėl nuėjau asmens paklausti, ar šiam viskas gerai. Automobilį vairavo vyras, kuris atrodė pasimetęs, nerišliai kalbėjo. Ką atsakė, kai paklausėt, ar viskas gerai? Nieko, išsigandęs, buvo toks pasimetęs, sako, su telefonu naudos, nors telefonas matęs, kad iš kalo važiuoti, visą laiką išjungtas buvo, nes pasikabinęs buvo. Niekas nešvietėme. Po pokalbio su vyru paskambinau į policiją, o minėtą automobilį sekėme. Automobilis nusuko link kapinių, sustojo, kažko automobilį ieškojo ir vėl išvažiavo. Vėl sustojo 2 kartus pakelėje ir važiavo toliau, tada automobilis įvažiavo į Patėgalą, nusuko į miško gatvę ir sustojo. Iš automobilio Passat išlipo vyras, kuris dėvėjo džemperį, buvo su akiniais ir kepurė. Tuomet išlipęs vyriškis atėjo prie miško gatvės ir Rodžių gatvės sankirtos ir stebėjo mus, nes mes buvome sustoję Rodžių gatvėje, kad nekelti jam įtarimo. Atrodė, kad lauktų, kol mes išvažiuosim, vaikščiodamas virduliavo ir ėmėsi į tvorą. Vėliau, kol jį stebėjome, šis nuėjo į automobilį ir neužilgo atvažiavo policija. Savo automobilyje turiu vaizdo medžiagos registratorių ir vaizdo įrašą pateiksiu prie medžiagos. Turit ką nors papildyti? Melo pilis griuvo, kai prastai pastatytas kortų namelis ir neblaiviam vairuotojui nepavyks išvengti atsakomybės. Pilietiškų jaunuolių dėka statistika nepasipildė dar vienu kraupiu eismo įvykiu. Girto vairuotojo laukia sunkios ir brangios pagirios. Didelė piniginė bauda, ilgiems metams prarastas vairuotojo pažymėjimas ir galimai bus konfiskuotas automobilis. Ačiū Jums. Čiau. Viso. Geros nakties. Ir Jums. Gerą filmą. Aš dėkui. Viso. Viso. Ačiū. Prie tvenkinio einant taku užsipuolė šuo, buvo įsikabinęs į striukę. Šeimininkas konfliktuoja, grasina paleisti šunį, išgirdęs skambutį siūlo pinigų ir dabar šalinasi, pranešėjas eina iš paskos. Iš pranešimo sunku suprasti, kas agresyviau nusiteikęs, šuo ar jo šeimininkas. Į kurią pusę dabar einat? Jūs, aš matau, tik manęs važiuoja, tik ekipažas. Gerai, matom Jūs. Atvykusius pareigūnus pasitinka pranešėjas ir nedeldamas paaiškina, kas atsitiko. Labą dieną. Kas čia buvo? Jau grėbiau striukės. Pradėjau žmogų kalbinti, sakau, kaip čia, neprižiūrit, sakau. Sako, aš tai paleisiu tą šunį umlustą. O jums čia į striukę įsisegė? Taip. Pilietis sako, kad ėjo paupiu. Pro šalį vyriškis vedėsi šunį ir šis iš niekur nieko kibo jam į rankovę. Laimiai nesužeidė, bet striukę suplėšė. Ir netikras, mes stovėjom šonėje žmogus, aš kalbėjau telefonu, ir man už ranką, kai ėjo ir griebė už rankovės. Gal būtų patraukęs ranką, nieko nebūtų griebėm. Aš manau, gal žaismingai griebė. Kiek jam mėnesių? Šuo anot šeimininko dar nei metų neturi. Gal praeiviui į parankę kabinosi norėdamas pažaisti, o gal ir ne. Bet kokiu atveju viešoje vietoje keturkojų šeimininkai privalo vedžioti su antsnukiais. Agresyvus ar ne? Ne, jisai geras.
Nu, nežinau. Agresyvus ar ne šunelis atsakė pats. Neagresyvus, sako, manipuoja. Svetimas žmogus. Tai taip, tas normalu, bet... Matai, šeimininkas saugo dabar. Jo. Laimei, kad vietoj suaugusio vyro nepasitaikė vaikas ir nukentėjo tik piliečio striukė. Už ją keturkojo savininkui teks sumokėti ir dar bus surašytas protokolas. Nu negerai, žinokit, vaikučiai vis tiek iš mokyklos į mokyklą. Nu tai kodėl tada nesidadat? Neturim. Būtų mažas šuniukas, nu tai dar, bet čia kai toks šuo. Jo. O pretenzijų... Dokumentą pateikė kažkokį? Jo, tą vardą pavardę užsirašiau. Kokių pretenzijų jūs turite vardai, būtent dėl... Taip, kompensuoti striukę. Kompensuoti striukę, ne? Kokia kainuoja su striukė? Maždaug. Žinau, dabar žmona pirko kažkada, nežinau net kiek. O jūs finansiškai atlyginti žalą kaip ir galite, ne? Nežinau, jeigu... Dabar turit prisės pinigų? Dabar tik 20 eurų turiu, bet galiu atšiauti minutės atnešti. Tai aš toks sakiukas galėjau Ne, paleisti. čia jums spręsti. O saugumas. Ne, dėl šito ten jau mes spręsim. Dėl šito Dėl saugumo. atlyginimo, jeigu norit. Bet dabar tik dėl jūsų tokiu žalos. būdu. Tai gerai, nu tai gali. Tai... Ja, dėl antsnukio visko... Sumokėsiu viską. O tai kad šunį paleisit ant manęs. Nesakiau, aš Nu toks... kaip nesakiau? Nu, aš pilnai teikiu, kad sakėt. Žinau, kad pilnai teikiu, kad sakėt. Įkaršti visam. Tai čia ir visas pirmas dalykas, čia ir negerai. Antras dalykas labai ir negerai, kad yra šuo be antsnukio. Tai šito pats pirmas dalykas pasirūpinti. Pats pirmas dalykas, ką nusipirkti šunio antsnukį. Policininkas neleidžia įsipliekti beprasmiam ginčui. Nebesvarbu, kas ką sakė, situaciją reikia spręsti iš esmės. Bus surašytas administracinio nusižengimo protokolas, kad be antsnukio baudos dabar tiksliai negaliu pasakyti, bus parašyta ant protokolo. Pirmas iki bauda nebus labai jau didelį, 100 nebus, bet iki 100 gali būti. Mūsų kinologai, mūsų policijos pareigūnai, jeigu eina į viešumą, visada būna šuo su antsnukio. Visada. Nors šunys būna dresuoti labai gerai, bet jie negali atsakyti už tą šunį. Dabar kitas dalykas, turit susitarti dėl striukės. Kaina kažkokia. Policijai. Prisidarėm, ne, šuniau. Nieko, svarbu laimingai. Pinigai uždirbami, kaip sakoma. Pareigūnas primena, pavojingi ir koviniai šunys viešoje vietoje vedžiojami laikant už pavadėlio ir su antsnukiu. Visus reikalavimus ir taisyklės lengvai galima rasti internete. Šunys privalo būti su antsnukiais. Suprantat? Bet mes ne mieste net buvom. Suprantat. Bet į rajoną visą apima. Suprantat? Piliečiui aiškinant, kad jo augintiniui tikrai nereikia antsnukio, nes yra visai nepiktas, šuo staiga puola policijos pareigūną. Miško teritorija. Pyksti, biski, pyksti, nu nepyk. Jis spėja greitai sureaguoti ir atsitraukia. Nu taip ir ten, aš nespėjau. Erdvės diskusijai nelieka iš esmės. Koks vardas šuniuko? Koks vardas šuniuko? Stepa. Vyriškiui surašomas protokolas ir už gyvūno nepriežiūrą teks sumokėti minimalę 15 eurų baudą bei kompensuoti praeiviui padarytą žalą 100 eurų. Tai dabar tiesiai namo su šuniuko ir antsnukį. Kad jau kitas iki būtų antsnukį. Gerai? Ir jokių problemų tada nebūtų. Viskas, prašau, čia jūsų kopija. Viso gero, laimingai. Netrukus laidoje. Lietuviškai supranta, bet dėl nieko nėra tikras. Šį kartą nieko neturit? Draudžiamų daiktų turit, narkotinių medžiagų. Pažiūrėkit, ką žinau. Turi, man atrodo. Turit, vėl kas seka. Pareigūnė įvardino, pareigūnas aptiko, daugiau klausimų nebeliko. Du draugai jaukiai vakarojo, kuomet vienam paskambino varpai. Dužo šviestuvai, skraidė konteineriai, išsilakstė kaimynai, atbėgo pareigūnai. Ištraukti tazeriai, surištos rankos, surištos kojos, nes gyvenimas susikloksto įvairiai. O kodėl tavo draugas toks piktas? Nežinau, gyvenimas blogai susiklosto dar. Tai dėl to reikia dabar eiti lauką, daužyti automobilius ir priešintis policijai.
Pareigūnai pastebi šaligatvius virduliuojantį vyriškį ir nusprendžia jį patikrinti. Nieko neturit. Draudžiamų daiktų turit? Nesuprantat, kal lietuviškai? Suprantat. Nieko neturit. Šį kartą nieko neturit. Draudžiamų daiktų turit? Narkotinių medžiagų? Pažiūrėkit, ką žinau. Turi, man atrodo. Turit, vėl kas seka. Pilietis dėl nieko nėra tikras, todėl siūlo policininkams išsiaiškinti patiems. Opa, kas čia? Vėl kas sekas. Ir vėl kas sekas. Žolė. Jaučiasi kvapas. Ilgai ieškoti nereikėjo. Kišenėje ir vėl aptinkama marihuanos suktinė. Kas čia yra? Pasakykit. Pats suprantat, kas čia yra? Vyriškis itin nekalbus. Gal suktinės buvo 2 ir viena jau suvartota? Daugiau neturit? Neturiu. Gerai. Tai dabar turėsit su mum pavažiuoti. Esat laikinai sulaikomas, važiuosim į Jonavos ligoninės priėmimo skyrių šlapimo mėginiui. Paimti, jums pradėtas ikiteisminis tyrimas, bus ir gausit šaukimą atvykti pirmadienį į apklausą policijos komisariatą adresu Klaipėdos gatvė 4. Supratot mane? Asmens dokumento turit? Neturiu. Tai gerai, pasakysit duomenis. Pilietis oriai išklauso artimiausios ateities gaires ir su viskuo sutinka. Dėl įvykio pradėtas aplinkybių patikslinimas. Kai policijos ekspertai nustatys, kokią tiksliai medžiagą pilietis nešėsi striukės kišenėje ir bus gauti atsakymai iš medikų dėl narkotinių medžiagų vartojimo, tyrėjai nuspręs, kokių veiksmų imtis. Jums į šviesą. Jums šviesą? Tauras 3008. Būsim užsiėmę su galimai narkotinė medžiagom. Prieš 5 minutės neblaivus kaimynas, stumdydamas konteinerį, užsipuolė pranešėją su BMW. Kaimynas pokalbio metu pasišalino į savo namus. Laukia pareigūnų. Daugiabučio kieme siautėja vyras ir nežinia kodėl užpuolė namo automobiliu grįžusią kaimynę. Policijos ekipažas skuba kolegoms į pagalbą. Mes vietoj pėsčiom kirtom. Įtariamasis bandė šalintis, tačiau nepavyko. Sulaikymo metu vyriškis priešinosi, todėl panaudoti kovinių imtynių veiksmai ir surakintos rankos. Deja, pilietis rankas įsinėrė į priekį, todėl teks dar kartą surakinti už nugaros, kad nekeltų pavojų savo ir pareigūnams. Ir šitą ranką. Turi? Gerai. Jam dabar ko čia reikia? Jis sulaikytas ar GMP jam čia reikia? Kas čia, jūsų įvykis? Nereikia nieko. O tai dabar ką su juo daryti? Dedamas vaikom papukai, jis čia realiai konteinerius mėtė, į automobilius viską daužė. Priešinos tik atėjusių pradėjo duris daužyti. Dėl itin agresyvaus elgesio surišamos ir kojos. Lyg į paplūdimį eiti pasirengęs vaikinas keliaus į komisariatą, nesvaidė šiukšlių konteinerius, užsipuolė kaimynę, apgadino jos automobilį. Duomenis turite? Koks vardas tavo, sakyk? Vardas? Vardas. Vaiduoklis. Vaiduoklis? Pareigūnai eina į vaiduoklių prisistačiusio piliečio paskutinio buvimo vietą. Kurį čia automobilį apgadino? Žinau. Čia mašiną neapgadino, sakei? Jo, BMW ten gražiai. Bute dega šviesos ir pasigirsta dūžtančio stiklo garsas. Daužusi šukės. Kolega, ruoškis. Šukės daužusi. Policija. Ko durų nedarot? Šitas žmogus? Iš kurio būto pats? Šito. Tai pareinam biškai iki būto gerai, pabendrausim. Į būtą grįžtam. Kojų nesusipjaustykit atsargiai.
Nenugriūk. Koridoriuje guli sudaužytas šviestuvas. Aplinkui išmėtyti drabužiai ir kiti daiktai. Čia vyko dabar? Dabar to žmogaus daiktai kažkokie asmeniniai, kur yra, kuris dabar pas mus jau yra sulaikytas, nes negeras buvo. Draugo to. Šeimininkas negali paaiškinti į svečius užsukusio draugo elgesio priežasčių. Sunkiai sekasi surinkti nežinia kur išmėtytus jo drabužius bei asmeninius daiktus. O kodėl tavo draugas toks piktas? Nežinau, gyvenimas blogai sukloti dar. Tai dėl to reikia dabar eiti lauką, daužyti automobilius ir priešintis policijai, iš daiktų sukimėti. Ką? Aš nežinau. Kur daiktai jo? Striukiai, kelnis kažkas. Rūbai kažkokie, nes nepadoriai, nesezoniškai apsirengęs jisai, žinai. Batai čia yra. Tiks. Turbūt jo megztinis, ar ne? Jo megztinis tinka. Dabar kelnės kokios jo. Nu, numauti, tai vieninteliai, tai bus šitie. Ką tau draugo džinsai? Prisėsk, sunku stovėti, matau, vis tiek biškė. Tai batai, kelnės, megztinis. Krepšį, va, kokį reikia paimti ir viskas. Bet tai klausykit, matau, hantelius turit, tai jūs sekantį kartą duokit jam pakilnot, kad jisai pavargtų ir nebedarytų tokių nesąmonių. Gal geresnis variantas būtų, ar ne? Nu, ja. Iš šeimininko reakcijos galima spėti, kad taurelę kilnoti visgi smagiau nei svarmenis. Gerai, Dievo malonės jums, ramybė šiuose namuose. Gero vakaro. Sulaikytasis, kuriam už pasipriešinimą pareigūnams bus surašytas protokolas, pristatytas į komisariatą. Man rytoj darbo reikėjo. Reikėjo galvoti prieš tai. Man rytoj darbo reikėjo. Man tos bairius nuo ranko. Nuimsim, tu jau. Kas toks? Narkotikų pardavėjas. Pažeidėjas šio momentu. Dėmesio, brangūs laidos farai žiūrovai. Jei tapote liudininkais ir užfiksavote netikėtą situaciją, viešosios tvarkos pažeidimą, eismo įvykį, vagystę, plėšimą ar muštynės, siųskite medžiagą farų laidai. Adresu įkelk.farai.lt. Nebūk abejingas, tap komandos dalimi.